Sveiki, o šiandien noriu Jūs pakviesti į ramią, raminančią praktiką jin jogos. Tai reikės pagalvėlių, pledukų, tiesiog mėgausimės ramybę, sutelksime dėmesį į save, į nusiraminimą. Tai ši praktika padeda labai gerai yra ir prieš miegą, nurimti savyje, pratempti gilesnius raumenis. Taip pat būna kartais rytų, kai būna tiesiog nėra jėgų niekam. Tai ši praktika padeda būtent nurimti savyje ir įnešti tos kitokios jėgos į save. Tai labai Jūs kviečiu kartu pasinerti į yin jogą. Ir dabar pakviesiu trumpam užsimerkti, nurimti savyje, išjausti save visą, įkvėpti ramybės į save, šilumos ir meilės. Ir pradėsime nuo kvėpavimo. Tai atliksime kvėpavimą 4 kartus. Įkvėpsime, iki 7 sulaikysime ir iki 9 iškvėpsime. Galime užsimerkti ir aplamai yin jogos metu irgi patartina užsimerkti, nes mes asanuose būsime ilgesnį laiką ir leiskite savo tiesiog atsipalaiduoti. Tai dabar per 4 įkvėpiame, 7 sulaikome ir per 9 iškvėpiame. Tai ilgesnis iškvėpimas ir ramina mūsų nervinę sistemą. Tai pradėkime. 4, 7 sulaikome. Iškvėpiame. Įkvėpiame. 1, 2, 3, 4. Sulaikome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvėpiame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir dar kartelį įkvėpiame. 1, 2, 3, 4. Sulaikome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvėpiame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir dabar pabandome padaryti savarankiškai. Pasikvėpuokime. Ir palengva grįžkime. Ir dabar abi rankas pasidėkime savo už nugaros. Ir čia išsitieskime ir prasitempkime, sutelkime dėmesį į save, į savo kūną, į savo kvėpavimą. Dėmesį nukeliaukime į tas vietas, kur jaučiame tempimą. Ir pasistengim išjausti save, pajusti save giliau, eiti gilyn į save, giliai. Ir grįžkime dabar. Įkvėpiame, sulaikome, iškvėpiame.
Įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Vėl įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Labai gerai. Dabar einam kojas į šalis, pasidedame pagalvėlės, viską, ką turime, kad galėtume ant jų atsigulti patogiai, vienas pagal savo norimą aukštį ir tiesiog sukristi. Visą taip sukrantame, turime jausti tempimą, jausti savo kūną ir užsimerkime. Ir dabar čia pabūsime. Tai yin jogos praktikoje tempime būname nuo 3 iki 5 minučių vienoje asanoje. Pasidedame pagalvėlės, viską, ką turime, kad mums būtų patogu. Ir toks gilesnis tempimas leidžia ištempti giliau mūsų sustingusias vietas ir mums pabūti su savimi ilgiau, taip patogiai ir atsipalaiduoti savyje. Ir pajuskime, kaip atsipalaiduoja mūsų kūnas, nugara lengvai tempiasi. Dėmesį nukeliaukime į nugarą, praeikime pro ją nuo viršaus iki apačios ir pajuskime, kaip pro mūsų nugaros apačią ateina balta, jauki šviesa, kuri neša su savimi žemės energiją, įžeminimą, šilumą, stiprybę, tvirtybę į mūsų nugarą, ją stiprinant su kiekvienu įkvėpimu, o su kiekvienu iškvėpimu išeina, kas ją apkrauna. Visos įtampos, visos istorijos, kurios sunkina mūsų nugarą, suteikdamos jai skausmą, psichosomatinių lygmenių. Bet su kiekvienu įkvėpimu ateina stiprybė, tvirtybė, šiluma į nugarą, kuri lyg vijoklis prasiskverbia per visą mūsų nugarą, lyg bangelės į vieną pusę, į kitą. Baltos švieselės, kurios eina per visą nugarą, pakyla nuo apačios ir eina iki mūsų pečių, kaklo, o paskui ir per visą kūną. Ir tose šiltose, baltose, malonėse bangelėse esame mes, mūsų kūnas, jo stiprybė, šiluma. Ir pabūkim su šito jausmu. Lengvai grįžkime. Ir tęsime. Toliau galim pasidėti arba pagalvėlės, arba knygą.
Čia galim pasidėti blokeliai, turim ar knygą, ar tas pačias pagalvėlės po savimi. Ir esam į šoną kojas. Ir dabar čia pabūkime, užsimerkime, pajuskime savo dubenį ir tą pačią baltą šilumos energiją, kuri įtekėjo į mus per nugarą. Ir dabar eina per mūsų kojas, per mūsų dubenį, pasiskirstydama, įnešdama savo stiprybę. Ir mes jaučiam, kaip tempiasi mūsų dubuo ir per jį ateina ta balta šiluma, kurios dėka auga ir mūsų pasitikėjimas savimi, mūsų jėgos. Ir mes jaučiam kiekvieną savo kūno dalį, kiekvieną savo virpesį. Matome save labai giliai, matom, kaip tos baltos šilumos švieselės skverbiasi į mūsų vidaus organus, į mūsų dubenį, sušildydamos visas tas vietas. Leisdamas savo atpalaiduoti mūsų visas užspaustas vietas, mūsų užspaustą dubenį, kuris tapo gal kiek nebe toks paslankus, mobilus, bet visa ta energija, kuri mūsų atplūsta dabar, leidžia jam atsipalaiduoti, leidžia būti ir priimti į save. O viskas, kas nereikalinga, per mūsų atsiverimą išeina, viskas, kas spaudžia, kas trukdo, viskas tiesiog išgaruoja. Išgaruoja, kaip karštyje išgaruoja vanduo. Taip dabar iš mūsų išgaruoja viskas, kas spaudžia, kas nereikalinga. O eina tik tai, ko reikia mūsų kūnui. Ir pabūkime dar akimirką su šiais pojūčiais. Ir palengva nusileiskime. Dabar leiskime kojoms sukristi. Taip į šonus. Galim taip plačiau padaryti, kad jos sukristų ir mums būtų patogu. Prie to pačiai, jeigu norisi, galim ir užsikloti, kad mums būtų jaukiau, jeigu tai yra galbūt vakaras. Ar tiesiog dėl jaukumo. Ir leisti savo būti taip, pajusti dabar kaip per šonus, per mūsų pėdas skverbiasi ta energija, ta šiluma, kuri pripildė visą mūsų kūną, ta šilumos banga, balta, nauja šviesa, kuri rusena mumyse ir eina per visą mūsų kūną, kurioje ištirpsta visi sunkumai, visos pasibaigusios istorijos, o taip pat atsiveria visos užspaustos vietos, kurios yra mumyse, atverdamos galimybės mums. Dabar padedame koją, kitą sulenkime,
Pagauname ir leidžiame sau taip pabūti, užsimerkus. Pajusti save, savo klubą, nereikia jį kojas per daug tempti. Tiesiog leisti savo atsipalaiduoti ir būti. O kūnas pats pasidarys taip, kaip jisai nori, taip, kaip jam patogu, taip, kaip jam gera, ramu. Nes mumise ateina daugiau ramybės, tikėjimo savimi, savo galimybėmis. Ir kitą koją sukeiskime ir leiskime jai būti. Būti patogiai, maloniai. Ir leisti savo būti. Būti taip, kad būtų mums gera, patogu, malonu. Jausti visą savo kūną. Jo teikiamą šilumą, energiją. Ir nuleisti. Dabar pasiimam dar pledukus ir dabar padarysime šoninius pasukimus. Bet pasidedame taip kojas, kad mums būtų patogu. Kad jos sukristų patogiai. Mūsų galva pasisuka į kitą pusę. Ir leiskime dabar savo šonam priimti visą tą energiją, kad jinai eitų į mus per visą mūsų kūną, cirkuliuotų visą tą šilumą. Įsisąmoninkime savo kūną, savo kūno pojūčius, savo vidaus namus, ramybės namus, kuriuose gera būti. Gera būti čia ir dabar, toje poilsio akimirkoje. Ir pereiname į kitą pusę. Pasinešam savo pagalvėlės ir pasisukame. Ir leiskime dar savo akimirkai pailsėti. Išjausti visą save giliai, giliai. Patyrinėti, kaip dabar jaučiasi mano kūnas su ta įleista energija, šiluma. Kaip jinai pereina per visą mūsų kūną. Išjausti save, pabūti savo atsipalaidavime, leisti prasidėti šonui, pajusti, kaip per jį ateina energija, šiluma, stiprybė. Ir visa ta galia į mūsų kūną su neapsakomu šilumos ir patogumo jausmu. Būkime dar akimirką jame. Ir dar pasidėkime dabar ties viršutinė dalim pagalvėlės. Ir leiskime sau pratempti nugarą. Galvą pasiteikime. Va taip. Galim kojas taip pasidaryti, kaip norisi. Ir dar pabaigai pabūkime taip, atsiverkime.
Leiskime per tą linkį pratekėti energijai dar giliau. Galima pasidėti pėdas, stipriai pajusti žemę po savimi. Ta žemės energija, kuri dabar per mūsų pėdas tvirtai pajaučiant pakyla. Pajaučiam, kaip jinai kyla per mūsų kojas, dubenį, pilvą, giliai per vidaus organus, nugarą, krūtinę. Paliečia mūsų širdį, įnešdama į ją šilumą, meilę, pasitikėjimą per rankas, pečius, kaklą, per visą veidą, galvą. Pajaučiam, kaip visa ta energija yra mumyse, šildo mus, šildo savo šilumą. Ir pajuskime visą kūną. Giliai įkvėpkime ir išleiskime, jeigu dar kažkas liko, kas nereikalinga. Įkvėpkime, išleiskime. Ir paleiskime. Dabar ištieskime kojas. Pajuskime savo kūną, savo ramybę, šilumos namus. Ir kai būsime pasiruošę, galime atsibusti ir grįžti. Pasidėti rankas ir pajusti tą vidinę ramybę, vidinę šilumą, vidinę meilę, kuri užgimė mumyse, pasklido per visą mūsų kūną. Ir su ta šiluma keliaukime, ar tai dieną, ar tai naktį. Ir skleiskime ją, skleiskime aplink save ir šildykime save iš vidaus. Ir ačiū Jums, kad buvote kartu.